Šiandien pasimokinsime, kaip pasižiūrėti avansus ir kaip išsifiltruoti reikiamus elementus, bandant surasti, ar yra tiekėjai sumokėję avansus. Taigi ateiname į apskaitą, DK įrašai ir susirandame sąskaitą 2080 ir pasirenkame, kad rodytų sąskaitą tokią mums. Dabar susigrupuojam pagal partnerį ir štai čia matome visus mūsų avansus sumokėtus, kredito pusėje neturime nieko. Ir štai yra mūsų avansas sumokėtas Fotonas 1663 eurai ir 26 centai. Taigi, ką mes darome? Dabar mums reikia atsiminti šitą sumą, pasidublikuojam langą, atsidarome dar vieną langelį tokį, ateiname į valdymo skydelį, susirandame sudengimai žurnalą, kuris yra pas mus, avanso sudengimai, spaudžiame ant jo, spaudžiame sukurti ir susidengiam šiai dienai avanso sudengimą. Taigi darome čia, rašome etiketę avanso sudengimas, pasirenkame partnerį Fotonas, rašome sumą, kuri yra 1663,26. 1663,26. Ir antroje eilutėje rašome tą patį, tai kopijuojam nuo čia tiesiog, rašome tą patį Fotoną ir rašome tą pačią sumą, tik tai su minuso ženklu, minus 1663,26. Balanso žurnalas lygus 0, išsaugom ir registruojam. Jums susidengia iš karto ir spaudžiame mygtuką sudengti. Kaip matome, sistema iš karto palieka 4430, dalinę sąskaitą iš karto siūlo sudengti, o kitą pusę mes paliekame kaip atvirą ir spaudžiame patvirtinti. Kitą pusę mes paliekame į avanso sąskaitą 2080 ir patvirtinam. Kas nutinka su mūsų sąskaita Fotono, jeigu ateiname, išsifiltruojame Fotonas, partneris, pas jūs, kaip matome, susidengia avansas, balansas lygus 0, debetas minus kreditas. Jeigu išsifiltruosime Fotoną ir dar susigrupuosime pagal sąskaitą, tai taip ir nutiko. Mano užbalansinė sąskaita sudengimo 950 liko uždaryta, skolos tiekėjam debeto pusėje atsirado mano avansas, sumokėti avansai atsirado 0. Tai tiek apie avanso sudengimus ir dar galėtume pasižiūrėti sąskaitas, tas pačias Fotonas. Štai čia. Ir kaip matome, šita mūsų avanso suma yra sudengta, likutis mokėtina suma Fotonui yra 62 eurai ir 12 centų. Tai tiek apie avanso sudengimus O2 sistemoje.